Yra du tokie kraštutinumai, į kuriuos gali nueiti žmogus, tai nebūtinai atsitiks jo gyvenime, bet tai gali atsitikti. Tai vienas kraštutinumas yra tai, kad visiškai atsiduoda į medicinos farmacijos atmetimas visiškai natūralumo, mitybos galios, aromaterapijos, grybų, augalų atmetimas visiškai, kaip kad neveikiantis visiškai fizinio organizmo. Ir tokius žmonės anksčiau ar vėliau gyvenimas priverčia, įdeda į tokius rėmus, kad reikia atsigręžti į gamtą, atsigręžti į būtent tą natūralumą ir pamatys, kad farmacija tiesiog neveikia. Tas pats atsitinka ir su žmonėm, kurie nueina tik į natūralumą, į visiškai pradžių pradžią, kaip mes gyvenome iš senolių, ką turėjome, ir paneigia visiškai farmaciją, paneigia visiškai mediciną, tai ką jau pasiekė, ką žmonės sukūrė, norėdami gero. Toksai didelis pasipriešinimas ir neigimas, tai anksčiau ar vėliau vis tiek turės paguldytas į ligoninę arba turės prašyti iš būtent farmacijos pagalbos. Tai linkiu neturėti tokių gilių įsitikinimų, būti balanse, atsigręžti ir į gamtą, patikėti, kad yra ir daug gerų ir medicinoje sukurtų dalykų. Kristina Dūdė, sveikatos metų.